Šiandien pas jūs, kaip ir visoje Lenkijoje, visame pasaulyje prasidėjo nauji mokslo metai, bet dauguma dar mokytojų ir mokinių gyvena atostogomis. Atostogas mokyklos pedagogai susitikdinėja, vyksta darbai, remontai. Mūsų mokykloje, tiksliau klasėse, kuriuose dirba Punskokovo 11 licėjus, šiemet remontai nevyko. Čia dėl to, kad vyksta statyba, kad mes turim viltį pereiti dirbti į visiškai naują pastatą, tik mums skirtą. Pradžioje metų dar ta viltis leido manyti, kad gal šiais metais pavyks įsikelti į naujas patalpas. Bet laikui bėgant pasirodė, kad tikrai ne. Šiuo metu vyksta statybos darbai, pastatas vis gražesnis, mes jau jį iš koridorių, senos mokyklos koridoriaus langų matom visai gražų, bet visgi dar dirbti ten negalima. Dėl vykstančios statybos remonto darbai mokykloje nebuvo realizuojami ir kai kurios klasės tikrai to remonto reikalauja. Žiemą darbo sąlygos bus nelengvos. Na bet kągi, gyvenam viltimi, kad jau neužilgo jos mums ryškiai pagerės tos darbo sąlygos. Jums yra įdomu, kiek tavo absolventų šiais metais nuėjo studijuoti į Lietuvą, kiek į Lenkiją? Visiškai tikslių duomenų aš šiuo metu neturiu. Absolventai neturi pareigos mums pranešti apie savo apsisprendimus. Galiu pasakyti, kiek žinau iš susitikimų su absolventais, kad nemažas būrys mūsų kovo 11 licėjaus absolventų pasirinko studijas Lietuvoje. Dauguma jų pateko ten, kur ir norėjo patekti. Mano žiniomis jie priimti į valstybės finansuojamas vietas. Buvo ir tokių atvejų, kada absolventas priimtas į tokią aukštąją mokyklą, kurią jis nurodė antrą eilę, nebūtinai į tą labiausiai savo išsvajotą. Yra ir tokių, kurie pasirinko studijas Lenkijos aukštosiuose mokyklose. Žinau tokių porą atvejų. Apie tai, kad moksleivis, absolventas išsilaikęs abitūros egzaminus niekur neketintų mokytis, man neteko girdėti. Bet nežinau, gal ir tokių atvejų yra. Šiandien atėjo pirmą kartą į pirmą klasę licėjaus pirmokai. Kiek šiuo metu jų yra ir iš kokio mokyklų jie atėjo? Šiuo metu turim 33 pirmokus, jie mokysis dviejose pirmose klasėse. Viena klasė yra tokia, kur bus išplėstiniu lygiu padidintų krūvių dėstoma anglų kalba, biologija ir chemija, o kitoje klasėje anglų kalba, matematika ir istorija. Didesnė dalis mūsų pirmokų yra baigę Punsko gimnaziją, Punsko Dariaus ir Girėno gimnaziją. Turim 6 Seinų Žiburio gimnazijos absolventus ir viena moksleivė atvažiavo pas mus mokytis, baigusi Olštinė gimnaziją. Jai bus gal kiek sudėtingiau, jinai mokėsi lig šiol tik lenkų kalba, bet mes tokių iššūkių nebijom, jau turim patirtį ir tikimės, kad sėkmingai ir ta moksleivė pas mus mokysis. Atėjo naujų mokytojų. Šiemet dirbs beveik visi mokytojai, tie, kurie dirbo pernai mūsų mokykloje. Tik lenkų kalbos krūvis licėjuje yra toks didelis, kad vienai mokytojai jis per didelis. Dėl to mes pasikvietėm patalkinti darbe ir vienoje pirmoje klasėje dėstyti lenkų kalbą gimnazijos mokytoją Aliciją Verneckienę.
bendrabutyje nedirbs šiemet auklėtoja, ilgametė bendrabučio vedėja Onutė Škarnulienė, kuri išėjo į pensiją. O kaip su mokslo priemonėmis, ar užtenka vadovėlių, sąsiuvinių? Vadovėliais ir sąsiuviniais mūsų moksleiviai turi pareigą patys pasirūpinti. Mes dar tik šią savaitę sužinosime, kam kokių vadovėlių trūksta. Mes mokykloje remiam moksleivius gal tik tai lietuvių kalbos ir literatūros vadovėliais. Jie mums kaip pagalbiniai. Yra jau ir kalbos vadovėlis paruoštas specialiai mūsų mokyklai. Mes juo taip pat naudosimės. Čia Aušros leidykla pasirūpino šio vadovėlio leidybą. Matematikos, fizikos, chemijos mokiniai naudojasi iš lenkiškų vadovėlių. Taip, čia pamokos vyksta lietuvių kalba, bet moksleiviai naudojasi lenkiškais vadovėliais. Kaip su terminais? Na, turim tiesiog būti pranašesni už kitus. Ir sugebėt išmokti ir vaikus išmokyti visos terminijos iš kiekvieno dalyko ir lenkų ir lietuvių kalba. Lig šiol mums tai, manau, pavykdavo. Kokia didžiausia šiuo metu licėjaus problema? Net sunku įvardinti, kuri problema būtų didžiausia. Mes tai matome kaip užduotis mokytojams, moksleiviams, jų tėvams taip pat. Mums rūpi laikyti mokymo lygį, mums rūpi, kad mūsų mokykla būtų populiari ir kad nedvejodami mokslą pas mus rinktųsi mūsų lietuviškų gimnazijų absolventai, kad nebėgtų iš mūsų krašto. Taip pat svarbu, kad tinkamai, pareigingai žiūrėtų mūsų moksleiviai į darbą mokykloje, kad neapleisdinėtų pamokų be reikalo. Tas be abejo sąlygoja taip pat mokymo lygį ir padeda pasiruošti būsimiems abitūros egzaminams. Šiais mokslo metais privalomų tampa matematikos abitūros egzaminas ir tai yra pirmi metai, kada visi absolventai tokį egzaminą, visi abiturientai tokį egzaminą turės laikyti. Kiek žinau, tik vieno mokinio trūksta, kad licėjuje pasimokytų 100. Ar tai yra daug? Priklauso vėlgi, kaip mes tą matysim. Licėjuje būdavo taip apie 100 moksleivių. Geriausiais laikais, man atrodo, 125 moksleivius turėjom. Bet čia taip pat susiję su demografiniais procesais. Yra ir atvejų, kad lietuviškų gimnazijų absolventai renkasi kitas mokyklas. Ar tai profesinės mokyklas, ar tai technikumą, bet taip pat lenkiškus licėjus. Mes norėtum, kad taip nebūtų, kad visi lietuviškų gimnazijų absolventai, o net ir iš labai mielai matytume Suvalkų gimnazijų lietuvius absolventus pas mus besimokančius. Jeigu 100% tokių absolventų pas mus ateitų, bet jeigu jų ateina apie 70%, čia yra neblogas rodiklis. Turite 6 žiburiečius. Ar tai palyginti daug, ar tai trūksta prie tų 70%? Norėtųsi, kad jų būtų daugiau. Žiburio gimnazija baigė 14 absolventų. Ne visi save mato licėjuje, bet tikimės, kad ateityje 100% Žiburio gimnazijos absolventų pasirinksis mūsų licėjų. O įdomu, ar tarp absolventų yra tokių, kurie pasirinko lenkišką licėjų? Yra tokių.